Tai kaip prisimenate mokyklos atidarymą ir 1 rugsėjo? Atidarymą. Atsimenu, kad reikėjo samdyti mokinius, kurie kalbėtų, nes mes nepažinojom nieko. Iš kitų mokyklų pasiskolinom, kur vedė renginį atidarymo. Vyko kieme. Nu ir įteikė raktą mums statybininkai. Gal tiek ir atsimenu jo. O kaip patys pirmieji metai? Sunkus buvo pirmieji metai, nes mokiniai buvo nepažįstami, plus mokyklos aplinkinės mums numetė pačius prasčiausius, išleido iš savo mokyklų pačius prasčiausius mokinius. Buvo ir gerų, aišku, mokinių, bet, kaip reikėjo su mokytojais gerai susipažinti, su vaikais susipažinti, taip kad tokie susipažinimo metai buvo. O kaip toliau klostėsi Varpo gimnazija? Labai sunkiai, nes mokinių kasmet vis daugėjo. Vienu metu mes netgi buvom pati didžiausia pagal mokinių skaičių Lietuvoje mokykla. Virš 2000 mokinių dirbom 3 pamainom. Čia prie mūsų dar buvo atidarytos klasės kaimyninės Stulpino mokyklos, tada dar buvo rusų mokykla, rusų kalba kalbančio. Tai tie 3 pamainoje ir buvo vaikai. Taip, kad teko sėdėti nuo ryto iki vėlaus vakaro mokykloje. Sudėtinga labai buvo. Ir mokytojų labai daug buvo, virš 150 mokytojų buvo. Kai kurių pradinių klasių mokytojų net iš veido tik pažinojau, o pavardės net negalėjau pasakyti. O kaip prisimenate vardo keitimą? Vardo keitimą tai sugalvojau, kad reikia pasikeisti vardą, nes vien skaičius tai yra kažkoks tai beveidis dalykas. Ir buvo įvairių pasiūlymų, buvo toks fotografas Aleksandravičius, siūlė Vidūno, kadangi susietas su ta vietovė buvo Vidūnas, ten kažkur tai esą buvęs, bet man nepatiko, man labiau domino, kadangi mes atsidarėm, kai tik tai prasidėjo sąjūdis, Lietuvos atgimimas, tai mes pasirinkome Varpo gimnaziją, nes Varpas irgi žadino atgimimą. Ir mokiniai balsavo ir daugumas buvo už Varpo vardą. O kaip statuso keitimas iš vidurinės į gimnaziją? Praėjom konkursą, buvo kelios mokyklos, kurios norėjo, pagal savo rodiklius mes geresni buvom ir tapom gimnaziją. Mokinių skaičius gan didelis buvo. Gaila tik tai buvo, kad reikėjo atsisveikinti su pradiniam klasėm, nes paskui, kai sumažėjom šiek tiek, tai pradinių klasių mokytojai tokie jau pasidarė visi savi. Bet jos pervedė į Stulpino mokyklą ir kaiminystė vis tiek dar bendravom su mokytojais. Su vaikai ateidavo iš Stulpino pas mus. Taip, kad buvo visai normaliai buvo. Kas jūs džiugino Varpo gimnazijoje per tuos 25 metus vadovavimo? Džiugino. Sutelktas kolektyvas, labai stipri vadovų komanda. Man tikrai, kada buvo labai daug mokinių, tai be pavaduotojų paramos, be mokytojų paramos būtų neįmanoma normaliai dirbti. Mes vis tiek buvom ir garsėjom mieste pagal iniciatyvas, pagal mokinių mokymosi galimybės. Džiugino tai, kad buvo vaikų, kurie labai buvo aktyvūs. Turėjom ir meno kolektyvus, ir kaimo kapela, ir šokių kolektyvas, ir chorai. Ir džiugino tai, kad į chorą noriai eidavo vyresnių klasių mokiniai, ypač kai gimnazijai buvom gimnazistai, noriai dalyvaudavo chore. Mokytojai atsidavė savo darbą, džiugino. Visas kolektyvas, vienu žodžiu, labai džiugino. Tai tiek turbūt. Tiek yra.